Stabdant slidėmis sudaromas plūgo pavidalo kampas, kuris leidžia valdyti greitį ir pasiekti pažangą slystant tiesiu keliu. Šis plūgo pavidalo stabdymo būdas taip pat naudojamas pradedant nukreipinėti slides ir rengiantis posūkį. Pirmiausia, pamėginkite tą padaryti lygioje vietoje. Įsmeikite abi lazdas į sniegą, kad galėtumėte pasiremti savo kūno svoriu ir geriau išlaikytumėte pusiausvyrą. Įsitikinkite, kad sąnariai sulenkti ir pasirengę šiek tiek išsitiesti. Pajuskite, kaip tvirtai lazdos įsminga į sniegą, kad jūs atsiremėte ir šoktelėdami išskėčiate slides. Pabandykite neleisti priekiniams slidžių galiukams išsiskirti. Vėl kaip atramą panaudodami lazdas staigiai sudėkite slides lygiagrečiai. Kelis kartus pakartokite šiuos šuoliukus išskėsdami kojas ir pamėginkite tą atlikti tam tikrų ritmų. Galų galiai prasite prie šių veiksmų ir būsite pasirengę sudėti slides plūgu, kai imsite slysti. Tobulindami stabdymo kelio formą galite padidinti arba sumažinti nusileidimo greitį. Siauras plūgo pavidalo kampas leis jums judėti greičiau, o platesnis lėčiau. Ta žinodami galėsite sustoti ant kalvos, leisdamiesi nuo neįtin stačių šlaitų ir taip labiau pasikliauti savimi. Geras pratimas padėsintis pajusti, kokie raumenys padeda išlaikyti slidžių plūgo kampą, yra lengvas slydimas. Pasirenkite lazdomis ir lengvai pakreipkite lygiagrečiai sudėtas slides taip, kad jos sudarytų plūgo pavidalo kampą. Išskėtę slides kilstelėkite abi vienu metu. Taip pagerinsite kojų koordinaciją ir įpratinsite kojas judėti tolygiai. Kai įgundate stabdyti sudėdami slides plūgo kampu, svarbu išmokti atlikti posūkį pristabdžius. Šiuo atveju bene pirmą kartą slidinėdami pajusite, koks skirtingas slėgis tenka kairiajai ir dešiniajai kūno pusei. Kai pasukate slides įstrižai kalno atžvilgiu, kūno varomoji jėga verčia judėti nuokalnėn, tad jeigu pasuksite kairėn, padidės slėgis dešiniajai slidei. Pradedami posūkį plūgo kampu sudėtomis slidėmis, atsigręžkite į nuolydžio liniją. Jūsų laikysena turi būti simetriška, o svoris lygiagrečiai paskirstytas abiem kojoms. Taip pat įsitikinkite, kad tarp slidžių priekinių galiukų yra 15 cm atstumas. Pradedami leistis nuokalnėn, imkite suktis plūgo kampu praskėstomis slidėmis, nukreipdami išorinę slidę į kairę. Šis judesys turi būti tolydus ir ryžtingas. Toliau atlikdami posūkį, pajusite, kaip slėgis susitelkia priešais nuokalnėn nukreiptą slidę. Sykiu pajusite, kaip mažėja slėgis įkalnėn kreipiamai slidai. Kai slėgis perkeliamas virš dešiniosios slidės, stenkitės išlaikyti čiurnos, kelio ir klubų lankstumą. Kai pasieksite galutinę posūkio ribą, pajusite, kaip mažėja greitis. Išlaikykite slides išskėtę plūgo kampu ir slyskite, kol visiškai sustosite. Kai galėsite patogiai suktis abiem kryptimis, pamėginkite susieti stabdymo metu atliekamus posūkius. Pradedami šį veiksmą, būkite toje pačioje šlaito pakopoje, kaip ir atlikdami po vieną posūkį. Mokydamiesi susietų posūkių, turėkite omenyje, kad tam tikra tolygi slėgio dalis atliekant posūkį vėl atitenka kojoms ir pakeiskite savo laikyseną nuolydžio linijos atžvilgiu. Tai leis išvengti slidžių galiukų susikryžiavimo. Taigi įsidėmėkite. Prieš pradėdami slidinėti turėtumėte pasimankštinti. Patikrinkite čiurnų lankstumą, kad pajustumėte, ar jūsų laikysena virš slidžių atsparos taško yra taisyklinga. Visada pradėkite judėti dinamišką laikyseną ir būkite pasirengę reaguoti į slėgio pokyčius po pėdomis. Pasitreniruokite atlikdami posūkį plūgo kampu praskėstomis slidėmis, kad galėtumėte sėkmingai pasisukti ir valdytumėte greitį leisdamiesi trasą. Taigi, įgiję pagrindinius įgūdžius, turėtumėte būti pasirengę nukreipti slides lygiagrečiai ir susieti kiek sudėtingesnius posūkius. Išmokę atlikti posūkį praskėstomis slidėmis, žinoma, norėsite tobulėti slidinėdami lygiagrečiai sudėtomis slidėmis. Posūkiai lygiagrečiomis slidėmis veiksmingesni, nes slidės sukdamosi pakrypsta tuo pačiu kampu, o jūsų teikiama atraminė jėga padvigubėja. Slydimas šonu vienas svarbiausių įgūdžių, kurių turite išmokti slidinėdami. Jis suteiks jums galimybę manevruoti ant slidžių šlaitų, nenuklystant per toli ir neišvystant pernelyg didelio greičio. Šis būdas gali būti naudojamas sumažinti lygiagrečiomis slidėmis atliekamų posūkių greitį, kai jis neleistinai padidėja.
Tai taip pat itin naudinga, kai mėginama įveikti gubrių trasą. Pasirinkite tinkamą laikyseną, kad jūsų klubai būtų šiek tiek pasvirę kalno link, o slidės pakreiptos briaunomis. Lėtai perkelkite kūno svorį nuokalnės pusėn, taigi tiesiai virš pėdų. Dėl to nuokalnėn krypstantį slidė jums remtis į sniegą plokštumą. Slidžių briaunos turėtų būti nepakrypusios, o slidės imti slysti. Norėdami sustabdyti slydimą, nukreipkite klubus kalno link. Slidės pakryps briaunomis, o jūs sustinksite į nejudrią laikyseną.